Tai kaip ta rinka atrodo ir ar dabar yra geras laikas pirkti, ar tas laikas jau praėjo? Marbėjai geriausias laikas buvo pirkti, tai yra vakar. Kokius siūlytum padaryti žmogui namų darbus prieš renkantis regioną? Ne tik agentavimo, konsultavimo ar teisininkų, dažnai atliekame ir remonto darbus. Tai lietuviai atvažiuoja padaryti? Tikrai atvažiuoja lietuviai ir nėra ko bijoti, kad atėjęs koks ispanas nuterlios jūsų sieną. Kur šitam prabangiam paveiksle telpa Lietuvos pirkėjas? Turiu vieną klientą, kuris visiškai neseniai kalbantis sako, Brigita, aš niekada gyvenime neįsivaizdavau, kad aš ryte atsikelsiu viename iš Lietuvos ten miestelių, nueisiu ryte į valdybos posėdį, sėsiu automobilį, nuvažiuosiu iki Kauno oro uosto ir vakare aš jau žaisiu golfą Costa del Sol pakrantėje. Sveiki! Šiandien kalbėsimės apie nekilnojamą turtą Ispanijoje, o tiksliau apie Costa del Sol pakrantę. Ir šiandien su manimi yra Brigita Kymantaitė, kuri yra NT agentūros Vive Ora Homes įkūrėja ir jau 5 metus gyvena šioje pakrantėje, konsultuoja ir padeda nekilnojamą turtą įsigyti kitiems. Sveika, Brigita. Labas, Ieva. Labai malonu, kad pasidalinsi šiandien su mumis savo patirtim. Ir aš iš karto norėčiau pradėti nuo tokio bendrinio klausimo. Stebint mediją, atrodo, kad visi lietuviai perka nekilnojamą turtą Ispanijoje. Investicijos, kaip patikrini, yra rekordinės. 86% visų lietuvių investicijų Ispanijoje yra vis tik tai į nekilnojamą turtą. Ir investicijos siekia 413 milijonų eurų, kas yra rekordinė suma Lietuvos istorijoje ir realiai nuo pandemijos pradžios, kiek girdžiu, kad padidėjo 5 kartus. Tai kokios priežastys tam tuos lietuvius atveda ir ar dar nevėlu tiems, kurie dar tik tai galvoja pirkti? Tikrai nevėlu ir teisingai sakai, kad lietuviai ganėtinai intensyviai perka Ispanijoje ir mūsų pakrantėje ir kitose pakrantėse ir tikrai džiaugiamės, kad nėra pardavimo bumo arba dar visiškai nėra pardavimų, tai tik tai pirkimai. O atveda labai paprastas priežastis, tiesiog noras turėti antrus, trečius ar investicinius namus ne vien Lietuvoje, tačiau ir saulėtoje Ispanijoje, ypatingai Costa del Sol pakrantėje, kuri yra viena iš Europos šilčiausių pakrančių. Tai natūralu, kad noras gyventi šiek tiek lengviau, daugiau saulės, įdomesnio laisvalaikio atveda lietuvius ieškoti būtent šitos pakrantės. Tas baises žiemas lietuviai nori kur nors praleisti. Aš pati 3 žiemas irgi žiemojau Marbėjau ir turbūt pagrindiniai dalykai, kurie man ten labiausiai patinka, tai yra tai, kad yra tiesioginis skrydis ir jisai visą laiką pilnas, tai aš taip įsivaizduoju, maža rizika, kad jį nuims. Skrydis yra ir iš Kauno, ir iš Vilniaus. Oro uostas yra labai patogioj vietoj, tai aš kartais tiesiog su Uberiu galiu nuvažiuoti iki to oro uosto. Ir tai, kad Marbėjoje žiema, tai sausio, ten vasario tie baisus mėnesiai Lietuvoje, ten atrodo kaip lietuviška gegužė. Tai man atrodo nuostabus pasirinkimas, bet vis tik tai tu įsikūrei ten gyventi su visam. Tai gal gali pasakyti, kas nulėmė, kodėl persikėlei? Tiesiog labai intensyvus jausmas, lokacijos, kad tai yra vieta, kurioje norisi leisti savo gyvenimą ir daugumai klientų tas jausmas yra lygiai toks pat, dėl to ir atsiranda būtent šitas pasirinkimas. Tiesiog tai yra ganėtinai lengvas gyvenimo būdas ir tai diktuoja saulėtos dienos, tai diktuoja, kad nėra žiemų, diktuoja, kad gali apsirengti ganėtinai lengvai, netgi šaltuoju vadinkim tuo mūsų periodu. Ir be abejo, iš tikrųjų, turbūt labiausiai, kas džiugina ten gyvenant, tai yra galimybė leisti įvairiai laisvalaikį. Mes turim ir vandenyną už 60 km, mes gyvenam ištisus metus prie jūros, mes turim kalnus, už 100 km mes turim slidinėjimo trasas, golfas, padelis, tenisas, įvairiausios kitos laisvalaikio formos, surfinimas, kaitavimas, visi dalykai, kurie tiesiog prieinami vietoje, valanda laiko ar kelios valandos automobiliu ir be abejo, gyvenant Ispanijos žemyne yra ir Šiaurės Ispanija, yra ir Madridas, kultūra, visi dalykai, kuriuos tu gali pasiekti be lėktuvo, ko niekada nepadarytum, greičiausiai gyvendamas Lietuvoje arba Ispanijos salose netgi.
Kaip tik kalbant apie visą Ispaniją, tai labai daug regionų, labai daug ko iš ko rinktis. Kai kas renkasi Tenerife, Balearų salas, kažkas renkasi Costa Brava, Alicante, Valencia ir Costa del Sol. Kokius tu rekomenduotum žmonėms gal pasidaryti namų darbus, renkantis regioną, į ką svarbu atsižvelgti? Na, pradėti reikėtų apskritai tikriausiai nuo apsisprendimo, ar aš noriu įsigyti nekilnojamą turtą Ispanijoje, ar tai yra ta šalis, kurioje aš noriu įsigyti. Na, sekantis žingsnis tai yra vis tik savo biudžeto įsivertinimas, nes vėlgi, jeigu mes kalbam Valencija, Alicante, tai yra ženkliai mažesni biudžetai. Jeigu mes kalbam apie mūsų pakrantę, tai yra, kur yra Marbėja, tai tikrai biudžetas yra ženkliai aukštesnis. Tai atsižvelgiant į biudžetą, na ir kaip ir minėjau, ką įsivertinti, ką tu nori veikti, kokios priežastys tave atveda, vėlgi, ar tai yra laisvalaikis, ar tai yra investicija, visi tie dalykai yra svarbus galvojant apie regioną. Kaip ir paminėjau, jeigu norisi įvairiaus laisvalaikio, jeigu dažnai planuojate atvykti ir leisti laiką savo namuose, atostogauti, būti su vaikais, tai, kaip ir sakiau, iš salų visą laiką reikia skraidyti. Ir tai vėlgi yra tas pats, kas skristi visur iš Lietuvos, jeigu tu nori paveikti kažką įdomesnio. O mes gyvename žemynę ir pas mus, kaip ir sakiau, ir vandenynas, ir kalnai, ir visi kiti dalykai. Žinoma, esame piečiausia Europos pakrantė, ko neturi Alicante, tai irgi ir oras, ir klimatas, ir visi kiti dalykai. Na, tas lemia mūsų lokacijos tą tokį išskirtinumą ir dėl to reikia labai pagalvoti, jeigu aš esu tas žmogus, kuris norės užsiimti įvairiom veiklom, mano biudžetas leidžia investiciškai investuoti Marbėjos regione, tai mes visą laiką savo klientam rekomenduojam pasirinkti mūsų lokaciją. Palyginimui, nes ir pati kalbėdama su klientais dažnai užduodu šitą klausimą, norėdama įsivertinti, ko žmogus ieško, kadangi dažnai būna tai yra klientas, kuris nėra netgi buvęs nei vienoje pakrantėje ir jis atvyksta pirmą kartą, tai klausimas labai padeda išsiaiškinti, kaip žmogus poilsiauja ir kas lemia tą poilsio kokybę ar buvimą tam tikroje lokacijoje. Tai paklausti klausimą, kur atostogaujate Lietuvoje, Šventoje, Palangoje ir Nidoje, labai dažnai atveda į tą pirkimo zoną Ispanijoje, vis tik nes kaip ir sakiau, lokacijos yra diktuojamos ir biudžeto, ir tam tikroje lokacijoje, šiuo atveju Alicantėje, renkasi tam tikri žmonės už tam tikrus biudžetus, Marbėjos pakrantėje vėlgi yra Nidos pakrantė. Pati, kai galvoju apie Marbėją, tai irgi suvokiu, kad tai taip kaip Marbėja yra pozicionuojama, kad tai Europos LA, tai taip jinai atrodo ir natūrai, golfo laukai, jachtos, daug prabangių restoranų, Eva Longoria padelio kortą žaidžia netoli savo vilos, Hugh Grantas, Stingas, Djokovičius, Nadalis, ten visi turi vilas. Kur šitam prabangiam paveiksle telpa Lietuvos pirkėjas? Lietuviai ten įperka ir tavo klausimas iš tikrųjų labai taip atspindi, kur mes esame atsiradę su savo gyvenimo būdu ir su savo gyvenimo galimybėmis, kad vis tik mes galim jau dalintis tokia kaiminystė su tam tikromis žvaigždėmis ir gyventi galbūt ne visiškai šalia Evos Longorijos ar ten Hugo Granto namų ar Davido Beckhamo, bet tikrai už 5 ar 10 kilometrų ta kaiminystė yra. Ir būtent, kai kalbame apie Marbėją, tai ir yra šitos lokacijos išskirtinumas, nes jeigu jie renkasi būtent tokie žmonės, kur mums atrodydavo, kad tą galima padaryti tik gyvenant galbūt Holivudo kalnuose ar ne, vis tik tie žmonės renkasi šitą lokaciją turėti savo taip pat vienus iš namų, tai man yra labai džiugu, kad mes ir investiciškai, ir patys su savo gyvenimo būdu galime turėti namus būtent tokioje lokacijoje. Tai tas uždiktuoja ir pačios lokacijos išskirtinumą ir be abejo tą investicinę prasmę ir esmę. Marbėja būtent ir yra apie tą lokaciją, kad visi įvairiausi žmonės su įvairiausiais biudžetais, ar tai būtų 300 tūkstančių, ar tai būtų 3 milijonai, ar būtų 30 milijonų, visi ten randa savo vietą, savo laisvalaikį, savo gyvenimo būdą. Mes galime vakarieniauti netgi tuose pačiuose restoranuose, ar ne, ir sutikti ne tik Arvydą Sabonį ar Marčiulionį, kurie ten gyvena pakrantėje ir turi namus, bet gal ir patį Michaelą Jordaną, nes jis irgi vienas yra iš svečių mūsų pakrantėje. Tai vėlgi
būtent Marbėja ir yra apie tai, kad mes jau ten esame, mes ten galime būti ir tikrai mes galime įsigyti šitą lokaciją savo namus. O dar pakalbėkime bendrai apie pačią NT rinką, būtent Costa del Sol. Tai mano žiniomis yra labai aktyvi pakrantė, labai daug pirkimų pardavimų. Beveik pusė perkančių žmonių vis tik tai yra užsieniečiai. Tai kaip ta rinka atrodo ir ar dabar yra geras laikas pirkti, ar tas laikas jau praėjo? Mes turim tokį pajokavimą tarp agentų, kad Marbėjoje geriausias laikas buvo pirkti, tai yra vakar, kitas geras laikas tai yra šiandien. Visi, kas pirks rytoj, jau bus pavėlavę kaip netiesiogiai pavėlavę su savo investicijom, bet tikrai kainos bus paaugusios. Ir tai iš tikrųjų vyksta ne kas metus, tai vyksta kartais ir kas pusmetį, ir kas kelias mėnesius. Tai tikrai turime didelę įvairovę pirkėjų, ne tik iš Europos, turime pasaulinius pirkėjus, ir Kinija, ir Amerika, ir visos įvairios trečios šalis, ne tik patys europiečiai, tai lietuviai tikrai sudaro labai mažą dalį visos šitos rinkos, bet be abejo, kalbant apie investiciją, tai būtent tai ir yra šitos lokacijos, kaip pasakyti, grožis, galbūt investicinis, kad jeigu tu įsigijai nekilnojamą turtą, tai jį parduodant tu pardavinėsi visam pasauliui. Tai nebus, kad iš tavęs perka tik tai lietuvis ir tu turi ar paruošti, ar padaryti tą butą tinkamą tik tai tam tikros kultūros arba tam tikro mentaliteto pirkėjui. Tai vat būtent čia ir lemia labai tuos investicinius dalykus, kad tu gali turėti įvairaus pobūdžio nekilnojamą turtą ir jį pardavinėti tiesiog įvairiems žmonėms, kurie supranta ir interjerą, ar ten eksterjerą, ar kažkokius tai kitus dalykus skirtingai. Pats tas augimas, tai kaip ir minėjau, jis tikrai vyksta ir dabar, pastaruosius 2 metus jis buvo labai stiprus, gal šiek tiek šiuo metu yra ramiau, bet nėra jokio sustojimo. Kartais klientai norėdami galbūt save labiau įtikinti ir nuraminti kalbą, kad čia yra burbulas, aš dar palauksiu, tai kas laukia ir sakė tą prieš 2 metus, tai tikrai labai stipriai apsigavo ir rinka juda į priekį, pirkimas yra stiprus ir jisai atsiranda iš to tokio tikrai ne burbulinio kažkokio investavimo, bet kad žmonės tiesiog nori išleisti pinigus ir įsigyti kažką būtent šitoje pakrantėje ir turėti savo ar atostogų ar investicinį projektą būtent ten. O kiek, pavyzdžiui, per metus auga kainos? Tai jeigu kalbėti per metus, labai standartiškai galime kalbėti apie tam tikras lokacijas, gali būti ir 6%, tam tikrose lokacijose gali būti ir 10%, ir kitose lokacijose gali būti netgi ir 15% metinis augimas. Tai vėlgi mes prekiavom nekilnojamo turto 100 km pakrantėje, tai kaip ir kalbam, ar ne, jeigu yra Palanga, Nida, Šventoji, tai ir mes turime tik tai daugiau tų įvairiausių lokacijų, kuriuose bazuojasi, tam tikro rango žmonės su tam tikrais pinigais, kažkas tai kalnuose, kažkas tai šalia jūros, bet turim tas lokacijas, kuriuose yra pirkimas ir augimas truputį skirtingas, ir be abejo, perkant yra skirtingi biudžetai. Bet tai nereiškia, kad kitose lokacijose tas turtas neauga ir tu negali tos vertės užsiauginti. Tai mes tikrai turime įvairiaus biudžeto klientus ir padedam surasti tuos objektus, kurie tikrai gali būti investiciškai naudingi. O kokios yra vidutinės kainos Costa del Sol pakrantėje? Nežinau, ar taip net galiu klausti dėl to, kad skiriasi tie regionai, tai kokios kainos vyrauja? Tai jeigu prieš porą metų ar prieš 3 metus aš dar galėdavau sakyti klientams, kad Costa del Sol pakrantėje galima pradėti ieškoti ar nuo 200 000 ar nuo 250, tai šiandien aš jau taip labai atsargiai kalbu apie 300 000. Tai kad nuo tiek tik tai pradedam kalbėti. Jeigu mes kalbam apie lietuvį pirkėją, kurio vis tiek mes turim tą kultūrinį eksterjero, interjero suvokimą, kuris mums veda prie to, kad mes mėgstam gyventi tvarkingoje aplinkoje, gražioje aplinkoje, pakankamai erdviam bute, gražiai sutvarkytame bute, su gražiu vaizdu iš gražios terasos, pakankamai nemažos. Tai vėlgi, tas uždiktuoja, kad jeigu aš pradėsiu lietuviui rodyti kažką už 200 000 eurų, jam tiesiog aš žinau, kad nepatiks tai, ką jis mato už tuos pinigus. Tai mes jau tų dalykų ir beveik nebedarome, nebent tikrai klientas turi labai labai ribotą biudžetą ir tai būna tokie labai vienetiniai atvejai, kuriem padedame tame biudžete pirkti.
Tai va, dėl to taip ir sakom, kad nuo 300 000 yra tai, ką jau galima lietuvio akiai rodyti, kad jisai galėtų rinktis, jau turėti pasirinkimą, o ne tiesiog vieną iš dviejų, kuriuos rodytume mažesnėme biudžete. Tai jeigu norisi rinktis, tai tikrai 300 000 yra pradžia, kurie jau truputį leistų turėti pasirinkimą. Tai sukonkretinkim, tada jeigu aš, pavyzdžiui, turiu 400 000, ar ne, ką aš galiu pakrantėje nusipirkti? 400 000 tikrai ne Marbėjos apskrityje savivaldybėje, bet už Marbėjos ribų jau galėtum turėti 2 miegamųjų, 2 vonių, apie 80, gal 90, gal ir net kai kuriuose vietose iki 100 kvadratų apartamentą su terasa, galbūt apie 15 kvadratų terasa, jūros vaizdą. Galima turėti, bet tai nebus, pirma linija, kaip kartais žmonės įsivaizduoja, ir tai tikrai nebus kažkas naujos statybos, kažkoks tai variantas ar ne ir panašiai. Tai bus antrinės rinkos pakankamai tvarkingas apartamentas, kuriame galima būti, leisti laiką ir tikrai turėti pakankamai gražią aplinką. Aš galvoju, dar svarbus momentas yra ir bent jau iš mano patirties, taip man atrodo, kad šiek tiek kitoks principas NT agentų veikimo Ispanijoje negu Lietuvoje. Ir, pavyzdžiui, žinau, kad tu irgi tikrai sakai, kad būtinai žmonėms reikia turėti agentą perkant Ispanijoje. Kodėl taip manai? Todėl, kad iš esmės sakau, kad agentų turbūt nereikia bijoti nei Lietuvoje, nei Ispanijoje. Gal mes tiesiog Lietuvoje galime labiau nusipirkti patys, nes labai greitai orientuojamės, kas yra ta Lietuva, Vilnius, Kaunas ir ko mes norim ir ko nenorim, ir eiti į savo skelbimo portalus ir išsirinkti pagal lokacijas labai tiksliai ir aiškiai. Ispanijoje sistema yra visiškai kitokia. Ispanijoje visos agentūros ir visi agentai bendradarbiauja tarpusavėje. Tai nėra taip, kad aš turiu 10 kažkokių ekskliuzyvinių butų raktų. Kartais ir turim, bet mes juos visą laiką dalinamės su kitais. Tai yra, turim nekilnojamo turto vidinę sistemą, kur sudedame savo visus turimus objektus. Ta pati daro kitos agentūros ir tada, kai ateina klientas su savo poreikiais, mes tiesiog galime surasti klientui to, ko jam reikia. Kartais lietuviai atvykdami pirkti mano pagal lietuvišką patirtį, kad reikia susirasti kuo daugiau agentų ar agentūrų, nes tik tai tokiu būdu jie pamatys kuo daugiau objektų. Tai iš tiesų taip nėra, kadangi mes visi bendradarbiavome tarpusavyje, tai mes galime parodyti nuo iki, ko klientas nori ir ne tik turėdami patys, bet ir klausdami savo kolegų. Kartais kas nutinka ir iš tikrųjų, kas mums labai nepatinka ir trukdo tiek mūsų laiką, tiek paties kliento, kad klientas bandydamas gudrauti ar galvodamas, kad jis čia yra gudrus, susisiekia su keletu agentų ir nutinka situacijos, kad mes, tarkim, planuodami objektų apžiūrą, kreipiamės į kitą agentūrą ir norime užregistruoti šitą klientą apžiūrai tam tikrų laikų ir sako, bet šitas klientas jau yra užregistruotas kitos agentūros apžiūrėti tą patį objektą kitą dieną, kitų laikų. Ir tada gaunasi, kad vis tie keli agentai, kurie liktai turėjo rodyti skirtingus objektus, atveda tą klientą į tą patį objektą, tik tai skirtingomis dienomis. Tai yra visiškai neproduktyvu, nei laiko prasme pačiam klientui ir tu gali labai užsisukti tame, kad tu galvosi, kad čia rodys man skirtingus dalykus. Be abejo, gali nutikti, kad kitas agentas ar kitos agentūros parodys kitą objektą, bet tai yra tik iš to, kad mes turim begalę daug pakrantėje pasirinkimų ir tiesiog galbūt nepataikysime į tą, ką rodys kitas agentas. Tačiau aš noriu labai atkreipti dėmesį tą agento Ispanijoje poreikį, kad kai tu dirbi su vienu agentu ir agentas dirba su vienu klientu, tai atsiranda tarpusavio supratimas ir ryšys, nes mes, kurdami savo agentūrą, pirmiausia galvojame ne apie pardavimų skaičius, bet apie savo, vertybinės nuostatas. Tai yra padėti klientui surasti tai, ko jisai nori, tai yra pirmiausia atliepti jo poreikį, o ne jam pabandyti parduoti bet ką. Tai būtent tas tada susiplanavimas, darbas su mumis, kaip su viena agentūra, mums leidžia labai aiškiai išgirsti ir pažinti klientą ir parinkti jam kaip įmanoma
tikslesnius objektus apžiūroms, o ne blaškyti, žinot, po visą pakrantę su keliais agentūromis, kurios tave tiesiog vežioja, kad kažką parodyti ir bandyti parduoti savo, negu atliepti tavo kaip kliento pirmiausia poreikį. Tai vat dėl to mes savo agentūroje esame pirmiausia tam, kad pažintumėm klientą ir galėtumėm ją pasiūlyti tą, ko jisai nori, o ne tą, ką mes norime parduoti. Tai tokia girdžiu, kad kaip konsultacinę funkciją atliekat patarimo ir konsultacijos, ne tik tai brokeriavimo. Tai be abejo, kad ne, iš tikrųjų atliekame labai daug funkcijų ir netgi gido funkcijų, nes mes planuodami apžiūras įtraukiame ne tik, čia yra šitas butas, nuvešime, parodysime ir viso gero. Mes aplankome ir lokaciją, pasižiūrime ir paplūdimį, jeigu šito teritorijai būtų čia tas ir tas, tada gal sustojame kažkokiam restoranėlį ir kavos atsigeriame ir maisto pavalgome. Žodžiu, bandome parodyti ir visą tą supančią aplinką, nes žmogui atvykusiam pirmą kartą yra iš tikrųjų ganėtinai sudėtinga susivokti, kas, kur, apie ką ir ypatingai mes kalbam apie 100 kilometrų, įsivaizduokit, jeigu jums per 2 dienas reikėtų pačiam susidėlioti. Tai būna tikrai klientų, kurie gaudosi, sakau, ir per kitas agentūras, ir per tą pačią idealistą, tačiau, klientas gali labai stipriai apsigauti, galvodamas, kad jisai pasidarys savo geriau. Mes turim klientų, su kuriais dirbame kitą kartą metus, gal 2, kurie neskuba įsigyti, gal dairosi, gal labai išsigryninę savo poreikį. Ir jeigu tu nedirbsi su viena agentūra arba vienu agentu, įsivaizduokit, mes jau jūs žinom, mes žinom, kuriuose lokacijos jūs ieškot. Ir dažnai būna, kad mes tiesiog stebim šitas lokacijas ir rodom, kas ateina naujai, nes mes jau žinom, ko šitas žmogus nori ir kad nesiųsti dar kažkokių tų variantų, kuriem jie visiškai nebėra aktualūs. Tai darbas su viena agentūra yra labai svarbus ir agento vaidmuo perkant pakrantį yra be galo svarbus. Aš tokį patį įspūdį esu susidarius, kad Ispanijoje be agento, Lietuvoje tai tikrai pirkčiau be agento, bet Ispanijoje be agento tikrai nepirkčiau. Ir net atsimenu, kad, man rodos, tu esi man pasakojus istoriją, kad net lietuviai brokeriai kreipiasi į tave, kad tu padėtum nusipirkti Ispanijoje, nors čia tarsi ir jų amatas, bet kad reikia tos pagalbos. Tai be abejo, nes, tu, kaip sakyt, nusipirkti tai tu gali, bet išsirinkti tai yra labai labai ilgas procesas ir ką aš noriu pabrėžti, kad vėlgi mums komisinius moka ne pirkėjas, mes dirbame su pardavėjais ir čia yra vienas iš svarbių elementų, kad kai mes dirbame kartu, tai klientui tas, sakykime, nieko nekainuoja dėl to, bet kainuoja laikas. Tai jeigu tu dirbsi su mumis kaip su viena agentūra, tiesiog sutaupysi savo laiką ir turėsi labai produktyvų laiką. O pakalbėkime apie Idealistą, tai labai populiarus portalas, toks pat, kaip sakyčiau, kaip pas mus Aruodas, ar ne? Tai ar galima Idealistą pasitikėti, nes aš girdžiu, kad pastoviai ten yra įdomių istorijų su ją. Idealistą tikrai turi įdomių istorijų ir mes dažnai turim tas istorijas išnarplioti klientams, nes įgūdžiai pirkimo Lietuvoje nuveda būtent ieškoti klientus Idealistui, tačiau Idealistas šiai dienai yra toks truputį, sakykime, gal marketinginis įrankis agentų ir agentūrų, gal ne visą laiką ir sąžiningų agentų ir agentūrų. Ir kas dažnai nutinka, kai klientas kreipiasi į mus su sakymu, kad aš matau Idealistoj, o jūs man sakot kitaip, tai mes turim tiesiog jam paskui įrodyti, siūsti kainas projektų, kad ta nuotrauka, kuri įdėta penthauso ir ta kaina, kuri yra parašyta, už kiek jis tai yra parduodamas, nėra tiesa. Ir dažnai dėl to žmonės pradžioje labai smarkiai susipainioja, nes dirba su Idealista ir susikuria tam tikrus dalykus savo galvoje, kuriuos mums paskui reikia atrišti. Ir kartais jie į mus žiūri, kad liktai galbūt jūs čia bandote mane apgauti, bet dėja ne, jau tu atėjai apgautas tos Idealistos ir susidarai tokį įspūdį. Gal dėl to toks ir pavadinimas portalo? Taip, kas dar nutinka Idealistoje, tai kad, ir tarp kitko aš pati visiškai neseniai turėjau situaciją su savo kliento butu, kuris jau prieš porą metų yra parduotas, kad aš pamačiau Idealistoje skelbimas mano
mano kliento butu, kuris prieš 2 metus yra nupirktas ir jie ten puikiai gyvena ir leidžia laiką, kuris yra idealistui toliau parduodamas, nes kažkokia agentūra, nežinau, iš kur gavusi tas senasias nuotraukas, tiesiog susidėjo ir pradėjo iš naujo pardavinėti šitą butą. Tiesiog bandydami pagauti naujų klientų gaudimas, kai tu skambinsi, dėsi savo laiką, pastangas ir tau sakys, oi ne, šitas jau parduotas, bet mes turime pasiūlyti kažką, pocket listingą tą vadinkim. Tai tikrai esu turėjus ir klientų, ir istorijų, kai patys atvažiavo ir paskui po savaitės laiko skambina man ir sako, Brigita, mes šią savaitę laiko jau esam vėžiname su idealistos agentais ir gal tu mums gali padėti, nes mes jau pavargom klikinti ant tos nuorodos su tą kainą ir nuvažiavus tiesiog suprasti, kad tokio net nėra, arba tai yra tiesiog ground flooras, o ne tie nuostabus vaizdai, kuriuos mes matėme idealistai. Tai kas buvo jokinga, kad po savaitės laiko tokio vėžinimuose jie rezervaciją padarė su mumis 2 dieną po išrinktų objektų ir jų apvažiavimo. Tai vėlgi grįžtam prie to, kad tiek pačiam klientui yra aktualu nešvaistyti savo laiko, nes vis tik atvažiuoja, 5 dienom, 3 dienom ir įsivaizduokit, pravažiuoti pakrantę pačiam, išsiaiškinti, kur yra ir kiek, tai tikrai reikalauja patirties, žinių ir sugebėjimo ir pačiam taip su idealista nepavyks tai daryti. O tai gal yra kokia alternatyva, kur aš, jeigu, pavyzdžiui, dar nenoriu atvažiuoti žiūrėti, bet labai norėčiau skelbimus pasidairyti, bet nenoriu ir skemo matyti, ką aš galėčiau patikrinti. Tai puikiausias įrankis mūsų internetinė svetainė Viveora, kurioje yra filtrai, galite ieškoti apartamentų, galite ieškoti vilų, galite nusistatyti lokacijas ir matyti būtent tai, ką aš kalbu apie mūsų vidinę nekilnojamo turto sistemą, iš kurios mes jums taip pat galėsime siūlyti įvairius variantus. Tai ką šiandien gali pasiūlyti ant tą rinką Ispanijoje, būtent Costa del Sol, ir kaip atrodo, pavyzdžiui, antrinių būstų rinka, naujos statybos būstų rinka? Pasiūlyme turime pakankamai daug, nors pati rinka iš tikrųjų yra ganėtinai maža, galvojant apie paklausos dydį, kurį turim. Vėlgi, kalbant apie patirtį su lietuviais, tai dažnai skambinantieji išmokę pirkimo procesą Lietuvoje skambina ir klausia, atsiųskit, ką turit. Tai kaip ir minėjau, sistema truputį pakrantėje veikia kitaip nekilnojamo turto ir tarkim, jie šiai dienai aš tau 100 km pakrantėje galėčiau pasiūlyti, kokius 5000 objektų antrinės rinkos ir tada apie dar kokius, 200 naujos statybos projektų variantų. Tai kai klausia, atsiųskit, ką turit, tai kitą kartą galvoji, tai ar čia reiktų tada ir nusiųsti tai, ką tu turi pasiūlyti, nes iš tikrųjų objektų yra pakankamai daug, tai čia būtent ir išryškėja, kaip ir minėjau, tas darbo su vienu agentu vaidmuo, kad tavęs nevežiotų po visą pakrantę ir kratytų ten visokias vietas, kurių net nereikia žiūrėti ir ten nieko gero nerasit. Tai iš tų 5000 ar tų 200 projektų mes esam tie, kurie išfiltruojam, matydami, ko reikia pačiam žmogui ir įdėdami savo asmenę patirtį, žinias ir pažinimą pakrantės. Pasiūloje yra antrinės rinkos variantų, kas dažniausiai yra gerai, kai tu nori išsirinkti, galbūt artimesnę lokaciją pajūriui, nes vis tik pakrantė yra ganėtinai užstatyta ir jeigu mes kalbam apie naujos statybos projektus ant pačios pakrantės, tai jie tikrai yra pakankamai brangus. Tai būtent antrinė rinka diktuoja pačios objekto buvimo artumą prie jūros, nes jeigu tu nori kuo arčiau prie jūros, tai bus dažniausiai tik tai antrinės rinkos variantas. Ką dar gali išlošti su antrinė rinka, tai gali išlošti dažnai kvadratūrą, nes vėlgi turbūt kaip ir Lietuvoje, taip ir Costa del Sol pakrantėje naujos statybos yra skirtos, kaip aš sakau, labiau turbūt ne gyvenimui, o atostogom, kur yra mažai vietos ir kvadratūros prasme su antrinė rinka tu kitą kartą 2 kambarių butą gali gauti ir 100 kvadratų. Kai tuo tarpu standartinis 2 kambarių, 2 miegamųjų butas šiai dienai naujoje statyboje galbūt yra 70 kvadratų, ten duokė 75, gal ir 80, bet to pastatyto ploto nenaudingo gyvenamojo ploto.
Tai bet tikrai būna klientų įvairovė, kurie sako, man tik tai yra nauja statyba, aš noriu gyventi tam baltam, švariam ir viskas tvarko ir jam tinka ir ta kvadratūra. Aš tiesiog bandau pasakyti, kokie yra skirtumai tarp naujos statybos ir antrinės rinkos, bet vėlgi ta įvairovė yra didžiulė, pasirinkimas tikrai yra, tik tai reikia jį, kad kažkas tau susiaurintų ir tai dažniausiai būname mes. O gal dar galėtum truputį daugiau papasakoti, aš girdžiu tą terminą off-plan ir kad auga būtent šitoks procesas pirkimo. Kaip atrodo tas procesas ir kokios rizikos galbūt su tuo susijusios? Off-plan, tai yra taip paprastai žmogiškai tariant, tai yra investicija ar objekto pirkimas tada, kai jis dar yra popieriuje ir dažniausiai vystytojas tuo metu net neturi dar, sakykime, taip išduotos tos statybo licencijos, bet jis yra jau procese ir jis tikriausiai, ganėtinai tikėtina, kad žino, kad jie gaus. Tai šiame etape, tame popieriuje vadinama yra ir didžiausia investicinė galimybė, bet tuo pačiu be abejo ir didžiausia rizika. Bet mes kalbam apie investiciją, ar tai būtų akcijos, ar tai būtų pirkimas iš popieriaus ar ne, tai vis tiek turim visi suprasti, kad tai yra asmeninė rizika, kurią pats asmeniškai ir prisiimu. Tačiau kainos prasme tai yra pačios mažiausios kainos, tie pre-salesai vadinami, ar ne, kai paleidžia į rinką gal ten 15 ar 20% į tą pre-salesą išpirkimo, užsirezervavimo, kada yra pati mažiausia kaina. Mes taip grubiai kalbant, kai jau kastuvas lenda į žemę, tai tos kainos šokteli ir 10%, kitą gali net 15% šoktelti priklausomai, ant kiek populiarus yra projektas, nes vystytojas ir tas vystytojo atstovas pardavėjas stebi, kaip vyksta pre-salesai, kokiu aktyvumu ir kaip klientai domisi būtent šito projektu. Tai, bet kaip ir sakau, turiu būtinai pabrėžti, kad tai yra ir mažiausia kaina, bet ir didžiausia rizika. Vėlgi, kalbant apie rizikas, aš savo patirtyje per tiek metų neturiu bankrutavusių įmonių, vystytojų, statytojų, jaučiuosi pati pakankamai saugiai, nes esu ne vieną irgi užsirezervavusi. Tai neturėjom nei klientai, kurie jau yra įsigiję ar ne ir per kelius metus pasistatę tą savo butą nuo popieriaus, tikrai neturėjom kažkokių tai blogų dalykų, bet tai nereiškia, kad tos rizikos nėra. Tačiau su nauja statyba yra dar toks dalykas Ispanijoje, kad tu gali, tavo pirminiai įnašai, kuriuos tu darai, tai yra apdrausti banko. Kiekvienas vystytojas pagal įstatymus privalo turėti banko arba taip vadinama galima draudiko garantiją. Tai yra vadinasi, tai ką aš sumoku, mano pradiniai įnašai yra apdrausti ir nutikus kažkam, ar jeigu projektas nesibaigia, negauna ten statybos užbaigimo licencijos, dėl įvairiausių galbūt priežasčių, tai tu turi teisę į tą įnašo grąžinimą. Žodžiu, pilnai tau padengia viską, ką tu esi mokėjęs iki to momento. Taip, aš nesakau, kad nebus procedūros, žinot, kad taip tikriausiai nebus, kad jūs šiandien parašot ir rytoj pinigai jums gražinami, bet aš kalbu bendrąją prasme, kad vis tiek tai yra saugi investicija pakankamai, kad tai yra su tam tikrom. Bet jau tada gaunas, kad tau gražina ne vystytojas, kuris bankrutavo, bet gražina draudikas. Taip, kuris buvo apdraudęs būtent jūsų pirminius įnašus, nes vystytojas turi gauti tą draudimą prieš pradėdamas vystyti projektą. Ok, gerai. Tai aptariam dabar bendrai, kaip atrodo rinka, nuo ko reikėtų pradėti, ar ne, bet galvoju, gal nerkim jau giliau į patį procesą, ar ne, tai jeigu aš nusprendžiau, kad noriu įsigyti Costa del Sol pakrantėje turto vienetą, kaip atrodo tas pats pirkimo procesas, kiek jisai trunka, nuo ko šiaip aš turiu pradėti tuos jau konkrečius žingsnius? Tai jeigu mes kartu su tavim, Ieva, jau išsirinkom tą objektą, kurį tu norėtum įsigyti, tai tiesiog vėlgi mes tengiamės kliento atvykimo metu padaryti maksimaliai produktyvų atvykimo laiką, tai vadinasi pradėti supažindinti su teisininku, su kuriuo mes rekomenduosime dirbti, kad tu galėtum supažinti, užduoti savo klausimus, supažindinti su pačia pirkimo procedūra ar ne. Kartais netgi spėjom padaryti tuos vadinamą ANI numerius, registracijos kodą, kuris yra reikalingas perkant nekilnojamą turtą Ispanijoje, tą daro policijoje, tai advokatas tada jau įsijungia padėti suorganizuoti
tą nuvykimą į policiją ar ne, atsidaryti banko sąskaitą, kas yra taip pat reikalinga. Tai vat būtent tas procesas užsikūrė, kad kai jūs išsirinkot turtą, mes pateikėm pasiūlymą, susiderinom su pardavėjo kainą ar ne, tai vadinasi, pradedam ruošti rezervacijos sutartį ir daryti visus tuos pirminius žingsnius. Ta daro advokatas, ko mes vėlgi sakom, kaip ir be agento, be advokato tikrai nerekomenduoju bandyti pirkti Ispanijoje pačiam. Tai labai tokios standartinės procedūros, kurios, rezervuoti, išsiimtinį numerį, atsidaryti banko sąskaitą, turėti teisininką, su kuriuo visame procese konsultuosisi, pasirašant vėliau preliminarią sutartį ir iki pat notarinio sandorio. Tai turbūt daugam aktualiausias klausimas yra banko paskola. Ar lengvai Ispanijos bankai duoda lietuviams paskolą? Tai tikrai Ispanijos bankuose gali pakankamai lengvai gauti paskolą, netgi būdamas ne nuolatinis Ispanijos gyventojas ir tikrai nėra taip, kad dažnai lietuviai tą darytų, bet mes turim klientų, kurie yra pasiėmę banko paskolas. Gal tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad paimti yra, lengvai, gal tik procesas yra šiek tiek ilgesnis, nes vėlgi reikia suprasti, kad esi užsienietis, turi pateikti tam tikrus dokumentus, tačiau pačios sąlygos yra tikrai labai geros, aš sakyčiau, nes tu gali gauti net iki 70% paskolos nekilnojamam turtui. Ir kas yra faina su Ispanijos bankais, kad jie priskaičiuoja kaip tavo pilnas pajamas ir individualios veiklos pajamas, ir tavo dividendus, ir gal ne visiškai pilnai, bet ir nuomos pajamas, ir pensija netgi gali būti. Tai nebūtinai ta, standartinė lietuviška darbo sutartis, kur tu ateini į bankų ir jeigu tu neturi ar ne darbo sutarties, tai jau tu esi rizikingas. Tai vėl Ispanijos bankuose taip nėra į tave žiūrima ir pakankamai noriai sudedamas tas tavo pajamų krepšelis ir vertinimo procesas jisai yra pakankamai lengvas ir paprastas. O kokio paprastai prašo pradinio įnašo bankai? Tai jeigu tu esi kaip klientas labai geromis pajamomis ar ne, tai tu gali netgi, turėdamas 30% pradinio įnašo, įsigyti nekilnojamą turtą ir tau bankas finansuos 70% turto įsigijimo. O dar paminėjai prieš tai, kad ir senjorai, tai yra pensinio amžiaus žmonės, irgi gali gauti paskolą Ispanijoje. Tai kaip čia veikia, nes Lietuvoje, man atrodo, neveikia taip. Tai būtent čia, kaip aš sakau, vėlgi Marbėjos lokacija ir Marbėjos stebuklai, aišku, juokauju, ne. Ispanijos saulė ir visi kiti dalykai galbūt leidžia, kaip aš juokauju, žmogų vertinti labiau ilgaamžį negu Lietuvoje. Ir Lietuvos bankai, Ispanijos bankai vis tik mano, kad žmogus gali gyventi ilgiau negu iki 60 metų, tai paskolos suteikia iki 70 metų amžiaus. Tai turim tikrai labai gražių istorijų su Lietuvos senjorais ir tai yra tokios vienos gal mano džiaugsmingiausių istorijų iš nekilnojamo turto įsigijimo, kai vyresnio amžiaus žmonės iš Lietuvos atvyksta įsigyti nekilnojamo turto tolimesniam gyvenimui ir tam tokiam lengvesniam gyvenimui saulėtoj pakrantėj, bet tuo pačiu nuvykus į banką, būnant 60 metų, jie gali gauti paskolas, galbūt jau ten, ne 50% ar net ne visus 70%, bet būna klientų, kuriem ten trūksta 30% turto, bet tikrai pensija, tarkim, klientas turėjo pensiją ir turėjo keletą nekilnojamo objektų Lietuvoje ir nuomos pajamas ir jam suteikė 30% sumos įsigiję nekilnojamą turtą, kas yra, tikrai fantastika 10 metų. Apie kokius dar mokesčius turėčiau pagalvoti prieš tai ir apsiskaičiuoti, jau išgirdau, kad teisininką būtinai turiu turėti, ką dar man reikės sumokėti, ar turiu sumokėti Ispanijai mokestį? Taip, iš tikrųjų, pirkimo proceso mokesčiai egzistuoja Ispanijoje ir mes supažindiname visą laiką klientus pradžioje prieš renkantis nekilnojamą turtą, nes tai svarbu turėti galvoje, galvojant apie pirkimo kainą. Tai taip, kad nenueiti į detalės, tačiau mes standartiškai informuojam klientą, kad perkant antrinėje rinkoje nekilnojamą objektą, tu turi turėti 10% papildomai nuo pirkimo sumos, kas reiškia, kad 7% mokėsit valstybei, tai vadinamas tas savininkystės perleidimo mokestis, ir 3% yra skirti pirkimo proceso jau mokesčių, tai yra teisininkui, notarui, turto vertinimui, ir visokiem kitiem tokiem dalykam, registrui ir panašiai. Jeigu tu perki naujos statybos objektą iš vystytojo, tai
tu turi prisidėti 13%, tai vėlgi 10% mokėsi PVM valstybei ir 3% minėti eina pirkimo proceso mokesčių teisininkų ir panašiai. Tai tuos mokesčius svarbu turėti galvoje. Dar ką reikia atkreipti dėmesį, kad yra ir išlaikymo mokesčiai, tai būtent nekilnojamo turto ir kalbant, tarkim, įsigijus nekilnojamo objektą už 300, gal 400 tūkstančių vertės, priklausomai vėlgi kokiam kvartale, kiek ten tų baseinų, ar tu turi ten vidinę sporto salę, ar galbūt vidinį baseiną ir dar spa zoną, tai nuo to laviruoja, tačiau vis tiek, taip minimali suma, kurią metam išlaikyti būstą reikalingi 3 tūkstančiai, gali būti ir 4 tūkstančiai, kaip ir sakau, ir 5, ir dar net daugiau priklausomai nuo to, koks klientas, kur ką perkasi. Tačiau visus tos mokesčius klientas pradeda matyti, tuos einamosius metinius mokesčius matyti tada, kai mes jam pradedam siūsti pasiūlymus nekilnojamo objektų, ten yra parašytas community fee, tai yra bendrijos mokestis, metinis savivaldybės mokestis, vadinamas nekilnojamo turto mokestis ir panašiai. Tai klientas procese tikrai žino ir pasirinkdamas nekilnojamo objektą, rezervuodamas jį, jis jau tos mokesčius metinius žino, kokie jie yra fiksuoti ir ką jisai turės mokėti. Brigita, ne vienerius metus jau konsultuoji, gal dar yra kažkas, ko aš nepaklausiau ir apie ką žmonės dažniausiai nepagalvoja ir ką reiktų žinot einant į šitą procesą? Tai svarbu atsiminti, kad agentas nėra teisininkas. Teisininkas turi atskirą savo darbo užduotį šiame procese, tai atlikti tą vadinamą due diligence, tai yra išsamų teisinį vertinimą jūsų išsirinkto objekto. Jisai padeda jums nepasiklysti įstatymų gausoje, paaiškina tam tikrus dalykus, kurie jums kelia galbūt ir nerimą. Tai atlieka išsamų patikrinimą, kad butas nebūtų užstatytas, ar objektas, nebūtinai butas, nebūtų užstatytas, neturėtų bendrasavininkų, neturėtų įsiskolinimo, ar ne, kad jūs tikrai galėtumėte atlikti išsamų teisingą įsigijimo procesą ir nekilnojamas turtas tikrai taptų jūsų ir vėliau neatsirastų kažkokių netikėtumų. Taip pat svarbu, kaip ir minėjau, kad dirbant su agentūra, tai yra su savo agentu, procesas yra vis tik tai greitesnis, efektyvesnis, labiau struktūruotas, taupantis jūsų laiką ir tikrai padedantis susivokti daug greičiau gausoje įvairiausių esančių pasirinkimų. Bet čia per tiek laiko dirbant jūs turbūt jau tiesiog turite atsirinkę ir tuos teisininkus ir kas due diligence padaro ir su kuo kalbėti, kad neapsigauti ir su teisininku. Tai tikrai mes turime, mūsų komandoje yra ir ne vienas teisininkas, mes galime pasiūlyti ir kalbų įvairovę, jeigu kažkam sunku su anglų kalba ar ne, tai tikrai turime patikimus žmonės, su kuriais dirbame ne vienerius metus ir tikrai turime labai laimingų ir klientų, kurie ir toliau dirba su teisininku, nes gyvenant visko gali nutikti, tai tikrai ir toliau naudojasi tų teisininkų paslaugomis gyvenant pakrantėje. O toliau kalbant, pavyzdžiui, įsigijus, ar dažni atvejai yra, kad lietuviai daro remontą Ispanijoje ir šiek tiek esu girdėjus, kad aukšti lietuvių standartai ir daug jie ten ką nori remontuoti įsigiję? Aukšti tie mūsų standartai ir darbštus mes žmonės, tai tas priveda prie to, kad tą remontėlį dažniausiai norisi pasidaryti. Bet vėlgi mes savo agentūroje galime pasiūlyti visą paketą įvairiausių paslaugų, kaip ir kalbam, ne tik agentavimo, konsultavimo ar teisininkų, dažnai atliekame ir remonto darbus. Tai lietuviai atvažiuoja padaryti? Tikrai atvažiuoja lietuviai ir nėra ko bijoti, kad atėjęs koks ispanas nuterlios jūsų sieną. Tai ne, bet tikrai yra klientų, kurie vėl, kalbant apie pasirinkimą, kaip ir minėjau, jeigu mes antrinės rinkos objektais galime išlošti lokaciją, turėti galbūt geresnį vaizdą ir panašiai, tai nebus taip, kad mums iš 10 norimų pliusų mes ir susidėliosim 10 pliusų, tikrai ne, bet dirbdami su klientais mes vėlgi stengiamės pirmiausia parinkti to, ko mes negalime pajudinti, o dažniausiai negalime pajudinti, tai yra lokacijos, vaizdo iš terasos, galbūt kvadratūros ar ne, ar nežinau, ten požeminio parkingo poreikio, ar kas tai bebūtų tam klientui, bet tą vieną dalyką, kurį mes dažniausiai galime pakeisti, tai interjerą, ar ne, tai
dažnai, jeigu mums reikia įtilpti į kažkokį biudžetą ir dar atsidurti tam tikroje lokacijoje ir dar su kažkokiu tai vaizdeliu, ar ne, kažkokiu gražesniu, nu, tai mes tada pamirštam tą vidų, ar ne, ir nebežiūrim tom savo išpuoselėtom akimis, kad ten kampai būtų suvesti ir ten sienos lygios. Mes tiesiog sutarėm su klientais procese po įsigijimo atlikti remonto darbus ir padaryti taip, kaip klientas norėtų gyventi savo aplinkoje. Tai tokius darbus darom ir lietuviai tikrai yra patenkinti ir viskas vyksta ganėtinai paprastai. Ne taip, kaip dažnas galvoja, kad užsiimti Ispanijoje remontais yra tikrai sudėtingas reikalas. Ir žinau, kas yra bandę ir galiausiai baigęs, kad lietuviai lietuviam daro remontus. Dar pabaigai galvoju, gal atsimeni kokį konkretų atvejį, kur patarimas išgelbėjo klientą. Ir koks tai buvo patarimas? Deja, nutinka tokiu atveju. Gerai, kad iki šiol neturėjom nei vieno, kuris tikrai baigtųsi labai liūdnai, bet tarkim, galbūt toks paskutinis iš atsimintinų įvykių, kai kreipėsi žmonės, kurie jau buvo tam tikram procese ir tikrai kaip jie pradėjo pasakoti apie procesą, aš jau supratau nuo pirmų žodžių, kad kažkas yra negerai, nes kai tu pažįsti tikrai, kaip turi vykti tinkamai procesas, aš supratau, kad klientai yra papuolę, gal nežinau, nenorėčiau vadinti kažkokias pinklės, gal tiesiog lengvabūdišką kitų agentų požiūrį ir norą tiesiog parduoti tą, ką jie nori parduoti. Tai klientas buvo atsidūręs per kažkokias rekomendacijas per agentą Maljorkoje pirkti nekilnojamą turtą Costa del Sol ir dar su paskola, tai tikrai tai buvo tokia ganėtinai klampi situacija, kur pavyko tam tikrus rezervacijos nutraukti, kad klientas jų nebetęstų, nes ir tas turto pasirinkimas, ar taip vadinkim gal grubiai įkišimas tam tikrų agentų netrodė toks geras, kaip ten buvo viskas papasakota, tai ir pavyko išsiaiškinti, kad vėlgi ta tvarkyta to agento paskola nebuvo tikrai tvarkoma ta linkme, kad pavyktų įsigyti. Tai vėlgi, turint mūsų asmeninės patirtis, kontaktus, mums pavyko kažkaip tą procesą jiem sustabdyti ir bent kažkiek grąžinti į normalų procesą, kad žmonės galėtų užbaigti bent vieną sandorį saugiai ir toliau jie ten turi irgi suplanavę įvairiausių investicijų, bet mes sakėm, palaukit, įsigykit vieną ir paskui jau galėsim dirbti toliau ramiai ir taip, kaip turėtų iš tikrųjų būti. Kartais nutinka, kad žmonės galvoja, kad taip jiem bus greičiau, paprasčiau ir panašiai ir patiki savo tos norus ar reikalus, galbūt netinkamiem žmonėm, dėl to tas agento pasirinkimas ir, sakau, įdirbis su vienu agentu yra labai svarbus ir, mūsų akcentas yra vėlgi į pasitikėjimo susikūrimą, kad mes toje kelionėje būtumėm vienas kitam aiškus ir suprastumėm, kas ką ir kodėl darom. Kad pasitikėjimo sukūrimas. Esi dar minėjus, kad nelabai pasitikėtum ir žmonėm, kurie Costa del Sol parduoda turtą, būdami arba kitose salose, arba iš Lietuvos. Aš tikrai nepasitikėčiau, nes tikrai nenoriu čia nieko blogo kalbėti apie kolegas, agentus ar pardavėjus kitus, bet man pačiai, aš gyvenant pakrantį ir suvokiant vėlgi, kai kalbėjom apie pasirinkimo skaičius, projektų skaičius, lokaciją 100 kilometrų, žinant kvartalus, pažinimą, kur ten apie ką, tai nežinau, prekiauti būnant Lietuvoje Costa del Sol ir dar ten būna, kad ir Kiprė galiu jums padėti nusipirkti ir Alicante ir dar kur tik jūs pageidaujate, tai aš, ta prasme, visiškai nesuprantu šito dalyko ir tokios veiklos formos, nes lokacijos pažinimas ir kliento sunavigavimas, sakau, per lokaciją kvartalus, žinant ar išgirdus, ko jisai nori, koks yra jo biudžetas, tai yra esminiai dalykai, kuriuos tu kaip agentas gali turėti tik tai būdamas ir gyvendamas pakrantėje, nes kitaip pažinti tau, būnant Lietuvoje yra labai sudėtinga. Mes kalbam, ar ne, jeigu tu nori įsigyti butą Vilniuje, ir tau paskambintų agentas gyvenantis, nežinau, Šilutėje. Ar Latvijoje. Ar Latvijoje ir sakytų, aš tau lengvai galiu parduoti. Gyvenu Latvijoje, bet pardavinėjau butus Vilniuje. Supranti, kad tai neskamba kažkaip rimtai, ar ne, ir turbūt ant tokio kabliuko neužliptum. Taip ir čia, žinot, kviesti įsigyti butus visoje Ispanijoje ir dar Kiprė ir dar ten galbūt kokioje Bulgarijoje, kai tu sėdi prie klavišo Lietuvoje. Tai aš suprantu, kad yra mechanizmas,
kai tam tikras žmogus užmesga ryšius arba su vystytojais, arba su kitais agentais esančiais tose lokacijose, bet mes vėlgi tada grįžtam prie to, kad tu dirbi per kelis žmonės, tu pasikalbėjai su manim, Ieva, ar ne, aš esu čia Vilniuje, tu man pasakys savo poreikius, aš juos išklausiau, giliai pasidomėjau ir tada tą sugedusi telefoną paleidžiu dar vienam žmogui, tada tas vienas žmogus dar, tu ten nuvažiuoji, tu jau dirbi nebe su manim, atvažiuoja, nežinau, kažkoks kitas Peteris Johnsonas ar ten Markas kažkoks, tai kurio tu vėl niekada su juo nekalbėjai, bet kiek jis ten gavo tos informacijos, kiek negavo, jau ten per sugedusi telefoną nenutekėjo ir tave pradeda vežioti per tas visas kvartalus rinkti ir tu tada galbūt nebelabai supranti, su kuo tu čia iš tiesų dirbi ir su kuo tau čia reikia kalbėtis, jeigu tu turi klausimą užduoti ar ne. Tai vat, šito proceso aš nesuprantu ir tikrai, kaip sakau, klientam, kurie nori dirbti produktyviai, efektyviai ir konstruktyviai, tai vis tik aš rekomenduoju visą laiką rinktis agentą esantį pakrantėje, kuris pats gyvena, pats gali pasakyti kas, kodėl, apie ką. Ir galiausiai, nežinau, nuvežti tave apžiūrų pabaigoje, atšvesti tavo rezervaciją į fainą restoraną, kurį gerai žino ir ten skaniai pavaišinti. Ar ne? Tai tokie dalykai pabaigoje irgi yra labai svarbus. Tai kaip anot tavęs ar anot visos Vive Aura Homes komandos atrodo tas tobulas vizitas? Nes žinau, kad tu turi tą posakį, kad nusiteikit dirbsim, ar sakai, ar kad atvažiuojat, mes čia dirbsim. Ruoškite, pasiruoškite, mes dirbsim. Taip, vėlgi, turto pasirinkimas pakrantėje nėra duonos pirkimas, mano akimis vertybinėmis taip atrodo ir aš labai suprantu ir atjaučiu ir bandau atsistoti į kiekvieno kliento batus, atvykti į svetimą šalį su dideliais pinigais, išsirinkti objektą per dieną arba per dvi, ar ne, ir jį nusipirkti ir tuos, sakykime, pradėti tą visą procesą su ganėtinai nepažįstamais žmonėmis, tiek agentų ar teisininkų. Tai tikrai nėra turbūt pats ramiausias tavo gyvenimo momentas. Tai labai, man atrodo, yra svarbu tą procesą padaryti kuo sklandesnį, kuo ramesnį, kuo paprastesnį ir būtent tai yra mūsų Vive Aura Homes įkurtos agentūros pagrindinis iš tikslų. Tai yra, kad ne tik jums išrinkti objektą, bet kad ir tas procesas nebūtų jūs tikrai labai draskantis ir kažkoks tai labai neramus ir panašiai. Žinoma, to nerimo būna, viskas čia yra tvarkoje, mes viską normalizuojam ir visi jaudinasi, nepaisant perka už 300 000 ar už 3 milijonus. Nerimo tikrai būna visiems ir čia yra ok, nes tu esi svetimoje vietoje. Tai būtent tas mūsų idealus procesas yra tada, kai mes susiskambiname, tarkim, su žmogum, kuris dar yra Lietuvoje ir sako, aš ten apsisprendžiau, aš domiuosi ir palydėkit mane toj kelionėje. Tai mes išgirstam jo poreikius, pasikalbam, pasakom, kas įmanoma, kas neįmanoma, nes kitą kartą žmonės nežino turi savo galimybės, bet nežino, ką gali su tom galimybėm padaryti. Išsiaiškinam tos finansinius dalykus, ar čia reikės tos paskolos, nes kartais taip nutinka, kad klientas tiesiog, galbūt nenorėdamas iš karto pasakoti svetimam žmogui savo finansinių galimybių, nuslepia tuos niuansus, kas paskui mums tikrai pasunkina situaciją, nes mes vėžinamės, išrenkam objektą ir jau išsirinkus objektais pasako, aš neturiu pinigų, man reikia jo skolintis, tai vėlgi tą procesą tu turi tvarkyti nuo pat pradžios, nes mes paruošiam iš pradžių informaciją bankui, susižinom banko galimybės ir tada jau žinome mūsų klientų ir pats jisai žino savo galimybės, ką už kokią sumą mes galime ieškoti ir kad jis tikrai gautų. Aš tik pasitikslinsiu, ar tai vadinasi tą išsigryninimo susitikimą ir su banku pasitikrinimą aš galiu padaryti dar būdama Lietuvoje prieš atvykstant. Taip, visiškai taip, jūs galit, mes sukuriam tą aplinką, suvedam su banku, jūs susisinčiat savo deklaracijas, ko ten bankui reikia ir jūs jau galite pasitikrinti kartu su mumis tas visas galimybės. Mes galime papasakoti objektus, lokacijas, pakurti tą vadinamą kliento profilį, kur jam į elektroninį paštą pradeda eiti automatizuoti pasiūlymai apie objektus esančius pakrantį ir naujai ateinančius į rinką. Tada atkrenta idealistos visas vargas, nes tu jau gauni realius objektus su realia kaina, su realiomis išlaidomis mėnesinėmis ir panašiai. Tai tu jau pradedi, kaip sakyt, kurti savo tą visą vaizdą iki atvykimo, kas labai palengvina atvykus, nes jau dalį informacijos mes esame išsiaiškinę, žinantis, mums tik tai pradeda, reikėti pravažiuoti tos objektus ir išsirinkti tą objektą. Tai vat būtent čia yra mūsų tas
na, sakykime, toks galbūt fainiausias procesas, kurį galima padaryti su klientais, kurie tikrai rimtai žiūri į šitą procesą. Nėra, kaip mes vadinam, nekilnojamo turto turistai, kurie atvažiuoja tik taip prasivėžinti su agentais. Viskas tvarkoja, mes pripažįstam, kad galbūt ir iš pirmo karto, ir iš antro karto nepavyks nusipirkti, nes gal tau ten, na, vėlgi neatrodo, kad kažkoks tai objektas tikrai tave traukia, bet vis tiek tu esi apsisprendęs pirkti, nesi tas, kuris vėžinėsi tiesiog pasižiūrinėti, nes, na, mes truputį manom, kad tas vėžinimas jis gali įvykti, bet tada mes nesuplanuojam 5, 6 ar 7 objektų, mes galim parodyti 2, 3, kad pradėtumėt susidaryti tą vaizdą ir sugrįžtumėt kitą kartą. Tai jau pačiai pabaigai, nes man labai daug informacijos geros mums čia pasakai, kokie būtų tavo vis tik tai tokie top 3 patarimai, kuriuos visiems, kas ieško nekilnojamo turto Ispanijoje, rekomenduotum padaryti? Tai būtų labai paprasti. Pirmas, pats svarbiausias, apsisprendimas. Kaip ir sakiau, apsispręsti, kad tikrai mane domina, galime pasikonsultuoti, jeigu trūksta iki apsisprendimo kažko, tai susiskambinę, tai apsispręsti. Bet apsispręsti biudžetą, lokaciją, nes turime variantų, kai visokiose Facebook grupėse žmogus klausia, ieškau nekilnojamo turto agento pirkti Ispanijoje. Tai tu jau supranti žinutės, kad žmogus net nežino, kur jisai ruošiasi pirkti. Ar tai yra Šiaurės Ispanija, Pietų Ispanija, Alicante, nežinau, Sevilija, Madridas, Barcelona, nes mes neieškome nekilnojamo turto įsigyti Lietuvoje juk. Ir neperkame kažkokiam konkrečiam mieste. Taip ir čia. Tai apsisprendimas biudžeto, lokacijos ar ne. Tuomet agento pasirinkimas. Susidraugauti, susipažinti ir bendrauti su vienu agentu, gauti iš jo informaciją, keisti su juo informaciją, ruoštis kartu su juo, išsigryninti viską kartu su juo, kas ten dar kažkur tai buvo neaišku. Na ir pirkti su teisininku. Tai yra vėlgi vienas iš svarbiausių dalykų. Turėti savo teisininką, su juo susipažinti, su juo aptarti savo rūpimus dalykus ar ne, suprasti procesą, kad jis jums būtų paaiškintas, nes vėl mes nenorime prisimti atsakomybę už klientą, klientas turi žinoti, ką jisai daro, koks yra procesas ir jame pilnai dalyvauti su savo asmeninė atsakomybė. Ačiū tau labai. Manau, kad tą antrą epizodą nufilmuosim jau iš Marbėjos tada. Tikrai mielai kviečiu į šiltą ir vasarišką orą žiemos metu. Gerai, tai aplankysiu tave, nes oras Lietuvoje jau blogėja ir tada aptarsim, kaip atrodo gyvenimas ten, kokia investicinė grąža ir su kokiais iššūkiais ten galima susidurti ir kaip juos išspręsti. Tai ačiū tau labai, ačiū mūsų žiūrovams ir kitą kartą susitiksim iš Marbėjos.